Sveiki, mėlyje. Štai aš jau sugrįžus į Lietuvą ir labai malonu su jums bendrauti. Atleiskit, truputį esu prikimusi, pasikeitė klimatas ir dar čia netaip šilta. Ten virš 30 Kiprė buvo, o čia, žinot, koksai. Grįžau į Lietų ir geras ženklas. Matyt, drugelis aplink mane skraido. Žinot, visur gerai, bet namuos geriausia. Ir labai jūsų visų pasiilgau. Visus sveikinu ir džiaugsiuosi visą vasarą bendraudama su jumis Lietuvoj. Džiaugiuosi žydinčiais jazminais, kurie kaip tik dar nespėjo nužydėti. Ir čia neįsivaizduojat, kaip kvepi be proto, myliu šitą. Ir jis jau užaugo pas mane, čia saudelį gana didelis krūmas jau ir daug žiedukų. Ir jazminas turi prie kiekvieno namo Lietuvoje augti. Vijūnas, jazminas ir alyva. Čia jau tradiciškai ir būtinai. Aišku, gražu visokie ir, žinau, ir azalijos, ir rododendrai, ir kiti augalai, ir magnolijos, ir viskas, kas žydi, taip pat labai gražu ir pas mane jie žydi. Bet šitie augalai yra lietuviški, jie turi būti prie kiekvieno namo būtinai. Dabar ką aš noriu jums šį kartą, vis tiek kažką reikia jums pasakyti. Mielo ir gero. Kad dirbsiu toliau. Dirbsiu toliau ir kažkiek tai, gal ne tiek daug, gal tik porą dienų savaitėj, bet kam labai didelės problemos, kur negali medicina padėti, kur labai vargstat ir žinot, vaistukai kitą kartą tik ir dažniausiai tik nuima simptomus, bet neišgydo problemos, tai čia mano sritis. Ir nebijokit kreiptis, rašykite elektroninį paštą, aš gyvenu Vilniuje, su navigacija visi lengvai davažiuoja, padėsiu, mylėjim, net nebejokit ir tiesiog tiesiai šviesiai klauskit, ko jums reikia, rašykit, kokias turit problemas ir aš jums mielai atsakysiu. Visada atsakau visus laiškus ir labai visiems dėkoju už sveikinimus, linkėjimus ir esu labai dar stipri, nors man jau 70 metų, labai greitai, bet aš džiaugiuosi, kad turiu fantastinę sveikatą, judu, sportuoju, daug vaikščioju, dviračiu važinėju, viską darau ir jums tą skatinu. Judėkit, būkit sveiki, būkit stiprus ir labai smagu, kai tu gali kažką nuveikti ir kažką susitvarkyti pats savo namuose. Ir nereikia prašinėti pagalbos ir, žinot, nesiskūskit, niekada nesiskūskit savo artimiesiem, draugam, kaimynam, giminėm, bet kam ten savo blogą sveikatą. Jūs, žinokit, tas vampiravimas tos užuojautos, ką padarys? Dar prišauks didesnė, žinau, kad jūs užsisakot tą, mylėjai, jūs užsisakot tas ligas. Ką tu šneki, reiškia, tau to reikia. Kai sakai, kad oi, dėkoju, kad tuoj būsiu sveikas arba jau pasveikau. Reikia visą laiką sakyti, ko nori, ko trokšti, kad jau įvyko. Nes netgi jūsų organizmas klauso jūsų dejavimų. Oi, čia man skauda. Aha, reikia skaudėti, reikia ten sirgti, reikia viskam tam reikia. Tai užsakymas. Deja, jūsų logikai tai prieštarauja, bet principė tai šitaip veikia. Ezoterikoje visur ta matrica veikia, pas mus tai užsakymas ir tai yra ne jūsų, aha, skundžiuosi, tai reiškia noriu pagalbos, noriu, kad aš čia jie supranta kitaip ir čia nieko jūs nepakeisit ir jūsų logika čia ne prie ko. Tai taip, kad, mėlyji, nustokit dejuoti, skųstis ir sakykit, aš sveikas, aš būsiu dar sveikesnis, dar va šita frazė dar labiau tinka. Žodžiu, visur pozityva. Ir tas jums padės. Nu ir ką? O ką jau negalėsit patys susitvarkyti, kur jau labai pažengę, padėsiu aš.
Ir labai džiaugiuosi, kad galiu ir labai dėkinga visatai, kad man leidžia tą daryti ir galiu išgelbėti žmonės nuo didelių kančių, tai čia yra irgi. Ir, nu, žinot, visos ligos nuo nervų, nuo streso, nuo nerimo, taip pat ir net ir tos kortos, žinokit, jau savo darbą. Tai kaip psichologo konsultacija, kaip psichologo gydymas pas mane yra taro kortos. Irgi kreipkitės, irgi tą darau. Ir žinokit, tiesiog užkalbėjimą, tai yra irgi, jūs nemokat savo prisišaukti, užkalbėti kažkokio, tai aš prišauksiu, nes kortos parodo problemą. Ir tada galima tiesiog padėti spręsti. Jeigu jūs susispyrę toliau tvirtinsit, kad čia ne, aš bijau ir tas man čia įvyks, nei aš, nei Šventas Petras jums nepadės, žinokit, ten tada. Jeigu jūs užsispyrę, kartojat savo problemas, ligas ir jūs, reiškia, tą užsisakot, tai čia vėl kova su vėjo malūnais. Nu, daug čia niuansų yra, kai žmonės atvyksta pas mane, aš daug gyvai bendrauju. Čia atsisėdus man sudėtingiau jums viską pasakyti ir yra ta tokia trema vis tiek, žinokit, prieš ekraną šnekant, kai tu žinai, kad tave tūkstančiai žiūri žmonių, tai irgi yra labai toksai jauduliukas yra ir negali ištransliuoti per trumpą laiką daug ką. O kai žmogus atvažiuoja, aš su juo daug bendrauju, daug ką paaiškinu ir daug mes pasitarėm, pasikalbam. Būkit sveiki, rūpinkitės savim. Ir iki pasimatymo visi, mėlyjei. Padarysim daug dar įrašų kažkokius. Jeigu klausit, rašykit, kas domina temas, ką norit, kad padėčiau, paaiškinčiau ar patarčiau, tai man bus lengviau padaryti tokius įrašus. Būkit sveiki. Iki pasimatymo.